Gerai, tai tada pradėkim šiandienos paskaitą. Šiandienos paskaita yra tokia gal labiau ne tiek istorijos arba savotiškai istorijos, tai labiau idėjų istorijos arba konkrečios vienos koncepcijos istorijos apžvalga, pažiūrėjimas, panalizavimas, nes lygiai prieš 10 metų prasidėjus įvykus nelegaliai Krymo aneksijai ir praradus Ukrainai Krymą, kuris buvo prarastas, vat ir čia ir diskutuosim, labai įdomiai techninė prasme, kad nebūta tiesiogiai kraujo praliejimo, nebūta karinių susidūrimų, bet buvo žali žmogeliukai garsieji, kaip dabar jau žinom, Rusijos specnazas GRU pasiųstas, kuris kartu su vietiniais visokiais valstybiniais, nevalstybiniais veikėjais, sukėlė neramumus pačiame Kryme ir realiai perėmė Krymo kontrolę, tol kol Kijevas ir vakarų sostinė sprendė visgi kaip reaguoti, kaip spręsti. Maskva gana sparčiai prasuko visą dalyką ir faktiškai per nepilnas 3 savaitės Krymas ne tik, kad buvo užimtas, bet jis buvo formaliai per referendumą nubalsavęs, kad jis nori būti Rusijos federacijos dalimi. Ir tada, aišku, seko įvykiai, irgi plius minus prieš 10-metį jau prasideda kariniai susišaudimai rytų Ukrainoje ir mes turime Luhanską, Donecką ir iš dalies, ypač dar Donecko kontekste, kovos vyksta ir dabar. Ir tame visame fone nuskamba garsiai formuluotė, kuri pagauna dėmesį, pirmiausia, čia ir yra, pagauna dėmesį politikų, žurnalistų, kariškių, bet kariškių turbūt buvo labiausiai skeptiškiausia grupė, kuri žiūrėjo kritiškai ir skeptiškai į hibridinio karo sampratą ir formuluotę. Ir tas apibrėžimas tampa tikrai labai madingas. Jis tampa labai madingas, jis yra dedamas į kairę ir į dešinę ir iš dalies tai yra turbūt šito termino problema, nes po jo bandoma pakišti viskas, ko tik netingima pakišti ir kartu išplauna idėją. Ir mano šiandien mintis yra pažiūrėti ir kritiškai vertinti hibridinio karo pačią sampratą, idėją kaip savoką, kaip teoriją. Ir aš nesu vienintelis, pastaruoju metu tikrai daugėja tekstų, kurie, sakykime, žiūri labai atsargiai šitą visą formuluotę. Tie, kurie pas mane yra mokėsi, ar yra teko manęs klausytis, girdėti, kur nors sakant oficialiuose renginiuose kalbas ir diskusijas, aš visą laiką buvau labai skeptiškas hibridinio karo sampratos atžvilgiu. Man jinai visą laiką buvo tuščia savoka, kuri savyje nieko netalpina, kas leistų vykdyti konkrečius darbus, sakykime taip. Tai iš dalies šiandienos kalbėjimas mano ir pristatymas, jis yra šališkas, nes aš turiu tą, sakau, prigimtinį skepsį ir gal ne visom savokom, bet hibridinis karas arba bent jau tą interpretaciją, kuri iškyla po Krymo aneksijos, aš visą laiką buvau labai atsargus jos atžvilgių ir labai nenoriai ją vartojau ir realiai jos nebevartoju. Ir jeigu šneku apie hibridinio karo teoriją ir dalykus, tai labiau kaip karinės minties istorijos, kaip praeities, o ne dabarties, nes mano turbūt pozicija būtų tokia, vertinant viešus šaltinius, politinius dokumentus, beje, tiek lietuviškus, tiek natietiškus, tiek ir mūsų sąjungininkų, visgi hibridinis karas yra labiau jau praeitis, o ne dabartis. Jis yra visgi išėjęs iš mados, jis labai retai nuskamba, dar yra ir jis visą laiką bus, nes visgi šitas žodis, jis yra kabinantis, jis yra catchy, patraukiantis dėmesį, bet realiai, sakykime taip, tai nebėra madinga formuluotė. Reikia turbūt daryti skirti ir va čia yra svarbu pabrėžti, kur, sakyčiau, iš karto gal išbėgu akis ir ką pastebi daugybė analitikų dirbdami su šita tema, kad visgi yra skirtis, jau nekalbant apie terminus hybrid war ar hybrid warfare, tai yra visgi
karas ir karyba yra skirtingi dalykai, o hybrid warfare yra tiesiog naudojami kaip sinonimai, bet dar labiau turbūt didesnę painiavą įneša tai, kad labai dažnai tai, kas, na, kalbama tarsi, sako hybridinis karas, o iš tiesų turime omenyje hibridinės grėsmės. Nu, tai hibridinės grėsmės, ne, karinis antpuolis, kibernetika, informacinės operacijos, energetika ir taip toliau. Tai vat hibridinės grėsmės ir šita formuluotė, jinai yra gyvybingesnė, jinai toliau funkcionuoja ne tik Lietuvoje, bet ir sakykime, tam pačiam NATO Europos Sąjungos žodyne. Galų gale Helsinkyje yra įkurtas hibridinių grėsmių centras. Mes Lietuvoje krašto apsaugos ministerijoje turime visą atskirą junginį vienetą, padalinį skirtą hibridinėms grėsmėms, bet hibridinės grėsmės tai nereiškia, kad mes kalbame apie hibridinius karus. Čia irgi reikia daryti skirti sąvokose, tai šiandienas labiau kalbėsim apie patį karą ir iš kur taip kas kilo. Tai dabar truputėlį pačios istorijos nes hybridinis karas nėra nukalama kaip sąvoka 2014 metais. Jinai egzistuoja gerokai anksčiau. Jinai egzistuoja, pirmiausia, aišku, garsieji Krymo aneksuotojai, žalieji žmogeliukai. Tai kontekstas yra iš tiesų, nori, nenori, situacija Ukrainoje prieš 10-metį turbūt prašėsi, reikalavo kažkokio tais koncepto, kuris leistų vakarų bendruomenėms, politinėms, karinėms, ekspertinėms kažkaip užsikabinti ir bandyti susivokti, kas įvyko Ukrainoje. Nes iš tiesų tas tempas, kaip greitai teritorijos gabalas iš vienos valstybės kontrolės pereina į kitą, buvo tikrai labai greitas ir labai, visus ir pribloškė ir nustebino ir, kaip čia žodis liaudiškai tariant, prigavo, nes, visi galvoja, kad gal bus lėčiau, taip toliau, ten viskas vyko žaibiškai greitai. Ir tada nori, nenori, tu pradedi užduoti klausimą, kas čia įvyko ir tada to pačiu, ar čia tai, kas įvyko, yra kažkas kokybiškai naujo. Ir kokybiškai naujo ne pačioje būklėje, kad taip, tai yra nauja situacija, kai realiai yra pažeidžiamas teritorinis vientisumas, yra pažeidžiamas valstybės suverenitetas ir kita valstybė, didžioji beje valstybė, aneksuoja kitos valstybės teritoriją. Tai negirdėti dalykai nuo Antrojo pasaulinio karo laikų. Bet labiau buvo klausimas, ar čia yra kažkas kokybiškai naujo būduose ir technikoje. Ir tada, aišku, visi užsikabina už vadinamųjų žaliųjų žmogeliukų. Pati Rusija, beje, tikrai pasistengė, kad šitas naratyvas irgi ore sklandytų, nes padaro kokybiškas nuotraukas. Ta nuotrauka, kurios matote ekrane, man kariškiai yra sakę, kad čia, kaip čia, ir real deal, ir kartu pozavimas, pirštinių nesimato, sakykime, ar dar kažkas, toks yra truputėlį parodomojo arba, atsiprašau, šursizmo pohazukos elemento, kur tu gali manyti, kad visgi visa šita nuotrauka, jinai tokia yra ir visa ta foto nuotraukų sesija, jinai buvo labiau tokia fotosesija. Kad tai buvo, tu pozuoji tam, kad būtų padaryto geros kokybės, geros raiškos nuotraukos, kurios paskui bus platinamos per visą pasaulio medijų platformas, kuriant naratyvą, kad tai yra naujasis Rusijos karinis veidas. Arba tu spėjai, nes Rusija tai neprisiima iš pradžių, autorystės šitų karių, tik ilgainiui Putinas sako, kad čia mūsiškiai. Bet kad tasme tarsi, taip kaip Rusija kariauja, tasme greitai, operatyviai, iš nuotraukos gali sakyti, visai gal ir neprastai paruoštais, bent jau fiziškai kariais. Ir tada tave palieka, tai yra vakarus ir Kijevą spėlioti, o kiek Rusija dar tokių karių turi? Tasme 10, 100, 1000, 100 tūkstančių. Dabar mes žinom, ką jie turi. Tai čia pastarųjų 2 metų istorija. Bet prieš 10 metų yra truputėlį kitokie kontekstai. Tai kai tai viskas įvyksta ir kai eina tokia informacija, tada hybridinis karas, jis tiesiog šitą sąvoką įkrenta į labai derlingą erdvę, nes visi nori kažkokio koncepto,
arba yra angliškas žodis buzzword, aš nežinau netgi kaip mes lietuviškai tokį terminą verstumėm, buzzword, tiesiog populiarus, madingas žodis, kuris, tai sakykime, tarsi paaiškina, visi kartoja kaip papūgos, nelabai gal supranta turinio, bet čia hybridinis karas, kai sakai pateikit apibrėžimą, prasideda galvų laužymai, nes nėra taip lengva pateikti apibrėžimus, aš keletą apibrėžimų parodysiu šiandieną skaidrės ir galėsim pažiūrėti. Tai va šitas yra momentas. Tai dar prie tos istorijos mes sugrįšim, bet, kaip sakau, pati sąvoka jinai egzistavo ir ją tiesiog paėmė, įdėjo į tą prisirpusi naujų sąvokų arba naujų aiškinimų kontekstą, bet realiai sąvoka jinai egzistuoja nuo 2007 metų. Ir jeigu kažką domina karinės minties istorija, tai netgi yra ir nuoroda, galite šitą leidinį 60 puslapį apimties, jei neklystu, galite parsisiųsti ir kad visgi hybridinis karas yra karas, kuris savyje talpina konvencinę karybą pajėgumus, tai čia eina kalba aviacija, laivai, tankai ir, sakykime taip, nereguliarią karybą, tai yra partizaninis arba tiems laikams 2007 metų kontekste kitas populiaresnis terminas yra insurgency, sukilimas ir taip pat terorizmas. Ir autorius šito apibrėžimo ir studijos yra Frankas Hoffmanas, amerikiečių analitikas, dirbantis jūrų pėstininkas, pats buvęs jūrų pėstininkas ir dirbantis jūrų pėstininkų think tank'e. Ir jis žinomas analitikas, žinomas ekspertas, sakykime taip, karo teorijos, karinių konfliktų analizės bendruomenėje, ir jis parašo šitą tekstą. Šitas tekstas yra labai svarbu suprasti kontekstą. Ir tas kontekstas yra dvejopas. Pirmas, savo leidinyje Hoffmanas analizuoja ir aptarė 2006 metų rugpjūtį vykusi Izraelio ir Hezbollah konfliktą, kurį Izraelis pralaimėjo. Ir visi uždavė klausimą, kas čia nutiko, kai Izraelis, turėdamas N kartų didesnę kariuomenę, modernesnę, šiuolaikiškesnę kariuomenę, realiai nesugebėjo įvažiuoti į pietų Sudaną, įklimpo pasienyje ir realiai daugiau negu kelias savaitės stumdėsi kelių kilometrų gylyje, ir tikrai patyrė politinį, informacinį pralaimėjimą, o kariškai, sakykime, pasiekimai buvo taktiniai. Ir kas nutiko, kas ne taip, ne? Tai Izraelis pats pasidarė savo analizės, irgi pasidarė savo išvadas. Hoffmanas yra gal iš amerikiečių pusės irgi bando suprasti, ir jo išvada yra labai paprasta, kad Izraelis per daug buvo susikoncentravęs į konvencinius pajėgumus, visiškai užmiršęs ir nebemokantis kautis prieš nevalstybinius veikėjus, kai pastarėjai, užaugo, tapo labiau konvenciniais, šiuo atveju Hezbollah nuo to konflikto jau yra įgudusi naudoti įvairias raketinės sistemas taktinio lygmens ir kautis truputėlį kitaip su Izraelio pajėgomis. Ir kad Izraelio problema yra tai, kad jie yra per daug konvenciški, jie yra per daug doktriniškai save. Grubiai tariant, Izraelio karinis rengimas neskatina kūrybiškumo adaptuotis prie situacijos. Jeigu staiga priešas kaunasi kitaip, kaip tu adaptuojasi, kaip tu atsisakai senų įpročių, senų požiūrių arba nebeveikiančių požiūrių ir kaip tu, sakykime, prie situacijos adaptuojasi. Ir jis sako, kad pirmas žingsnis, kaip akademiko analitiko, tai aš tą ir suprantu puikiai, sako, pirmiausia, turim keisti žodyną. Mes turim pradėti visai kitaip įsivardinti konfliktų tipus, įsivardinkim, kad tai yra hybridinis. Tai reiškia, kad, sakykime, vienu metu karas vyksta keliomis taktinėmis formomis ir kariaujanti pusė, šiuo atveju Izraelis, turi gebėti taikyti visus metodus. Jų kariai turi gebėti ir atremti partizaną, ir atremti priešo tanką, jeigu reikia. Bet debatas yra platesnis, nes nors yra tyrimas Hezbollah Izraelio susidūrimas, tuo pačiu Hoffmanas, būdamas amerikiečių, turi omeny ir amerikietišką kontekstą. O jis yra svarbus tuom, kad tuo metu Amerikoje vyksta labai arši diskusija, kaip kautis Irake, ir iš naujo pradeda kaisti
ir situacija ir debatas dėl strategijos Afganistane. Ir tuo metu 2006 metų pabaigoje yra išleidžiama, išplatinama garsioji Petraeuso doktrina, Foyno counterinsurgency, kurios esmė yra labai paprasta, kurioje sakoma, kad pusę laiko karinio rengimo ir kariavimo, vadinasi, Amerikos kariai turi gebėti būti griovėjais, šaudyti, gaudyti, išlaužti duris, bet būti combat operations, bet pusę laiko jie turi gebėti daryti stability operations. Tai kitaip tariant, ryte duris išspyrei, po pietų duris įstatei. Ir tai yra naujas žiūrėjimas amerikiečių, kaip reiktų kautis, ir jis atrodo veikia Irake, nes pradeda duoti rezultatus, Petraeusas tampa dievu, bet tikrai yra nemaža atmetimo reakcija, sakykime, reguliariuosiuose pajėgose, ypatingai artilerijos, tankų vienetuose, nes mintis yra ta, kad jeigu tu nori rasti balansą tarp karinio rengimo ir finansų, tu turi pradėti kažką aukoti. Ir pirmieji po kirvių krenta tankai ir artilerija, nes kam tau tų dalykų reikia, jeigu mes dabar visai kitaip kausimės. Ir Hoffmano diskusija ir visas buvimas apie hibridinį karą yra ir šito debato dedamoji dalis, kuris irgi sako, kad jeigu amerikiečiai bus grinai doktriniškai, jeigu jūsų gretose yra kariškių, tai vadinamieji FM-ai, Field Manual, jeigu tu laikysiesi jų pažodžiui, amerikiečiai per daug save uždaro į kampą, mokydamasi kautis tik tais konvencinę karybą. Ir jie per mažai laiko skiria kitai hybrido daliai. Tai yra stabilumo operacijoms, counterinsurgency, gaudyti sukilėlius, gaudyti teroristus. Dėl to reikia rasti balansą. Ir dėl to kariuomenės turėtų būti tokios, daugiafunkcinės, sakykime taip, rasti balansą tarp karinio rengimo. Tai va čia yra 2007 metų kontekstas, kuriame gimsta hibridinio karo idėja. Ir čia yra labai svarbu pabrėžti, nes tas tikrai labai matysis, kai mes pradedam kalbėti apie Ukrainos variantą. Kad Hoffmanas turi omenyje hibridikos kontekste skirtingus aktyvius kariavimo būdus, fizinius, kinetinius, konvencinis ir nekonvencinis. Jis beveik nieko nešneka apie nekinetiką arba tai, kas yra nekoviniai veiksmai. Ir čia yra labai svarbi detalė, nes tą mes matysime, kai mes pradedam kalbėti apie Ukrainoje, po Ukrainos įvykių pradėtą naudoti hibridinio karo terminą. Tai šita sąvoka egzistuoja nuo 2007 metų. Jinai yra, kaip čia dabar pasakyti, jinai nėra kažkas tokio wow, jinai yra žinoma, jinai yra cituojama, jinai nugula vienom kitam, sakykime, netgi formuliam dokumentai, ypatingai amerikietiškam, akademiniuose sluoksniuose ta sąvoka yra žinoma, jinai cirkuliuoja, pasirodo viena kita publikacija. Lietuvoje, mano žiniom, jeigu ir šitą sąvoką žino, tai žino vienetai. Aš tikrai žinau, nes pats tą įvykį, paskui papasakosiu vieną įvykį, kuris dokumentavo mano tą žinojimą. Bet aš grinai žinau iš akademinių sumetimų, nes seki tas aktualijas, skaitai, matai tas sąvokas, jinai yra viena iš madingų populiarių sąvokų tuo metu, nes tikrai yra ne viena sąvoka vaikštanti. O daugiau ar Lietuvoje yra žmonių, aš nenustepčiau, kad gal kažkas SOPO bendruomenėje žino, bet daugeliu atveju NATO plačiaja prasme bendruomenė, šita sąvoka nebuvo labai populiari, jinai išpopuliarėjo 14 metais, labai staigiai. Tai va čia yra labai svarbu suprasti tą koncepcijos kilmę, nes paskui, kai mes žiūrime į tai, kaip ta idėja toliau rutuliojasi 14 metais, jau čia yra truputėlį kiti dalykai. Tai vat mados šauksmas. Iš tiesų, jeigu skaitom dabar analitiką apie šitą sąvoką, yra labai dažnai naudojamas terminas, kad tai buvo fashionable, madinga sąvoka, kad jinai tiesiog turėjo kažką savyje, kas patraukė akį, svarbiausia, ne kariškių praktikų, o politikų dėmesį, ir jie uždavė toną šitą sąvoką vartodami, ir jinai taip išpopuliarėja, ir jinai tai galiausiai priverčia kariškius kreipti dėmesį. Tai
Tai va čia pradėkim truputėlį, kaip 14 metais pradeda sąvoka populiarėti. Čia yra labai trumpas, kaip teksto daug, bet iš principo labai nematom pasakyta, kad NATO sieks kreipti dėmesį į specifinius iššūkius, kuriuos kelia hibridinio kariavimo grėsmės. Kur tasme platus spektras nuo slaptų, sukarintų, civilinių ir taip toliau, ir taip toliau. Čia labai visko daug suplakta. Realiai apie ką eina kalba čia? Čia kas per dokumentas? Tai yra Velso NATO viršūnių susitikimo Velse komunikatas. Tai yra pirmas aukšto lygio politinis dokumentas, kuriame hibridinis karas, šiuo atveju kariavimas, yra paminimas ir kuriam, yra suteikiama tam tikra jau rolė. Ir sakykime, dar jeigu 14 metų pavasarį tas kalbėjimas apie hibridą, bet įsivaizduokit, vadinasi, jeigu 14 metų pradžioje hibridinis karas yra žinomas labai nišiniai specialistų bendruomeniai, tai po 9 mėnesių šita sąvoka, formuluotė jau nugula NATO strateginėme dokumente, viešame dokumente. Mes po pernai metų NATO samito Vilniuje turim šiokį tokį gal supratimą, kaip tokie procesai vyksta. Komunikatai, dėrybos dėl jų, dėl formuluočių tikrai nevyksta paskutinę dieną. Tasme vadinasi, hibridinio karo visa sąvoka cirkuliuoja visą pavasarį ir vasarą NATO koridoriuose, nes bandoma, sakykime, gal pabandyti įsigryninti ir pačią sąvoką. Ir jinai yra antiek tinkama, sakykime, kad jinai netgi gauna vietą, nugula NATO dokumente, nes tokiuose dokumentuose šiaip savo žodžiai, atsitiktinės formuluotės, o jo labiau karybos formų, tipologijų dalykai, jie neatsiranda atsitiktinai. Jie atsiranda po ilgų diskusijų, manant, kad, sakykime, kad tai yra tai, kas atspindi oficialų NATO požiūrį. Vat galima sakyti, kad 2014 m. rugsėjį NATO mano, kad karai yra hibridiniai. Nes tai atsispindi jų dokumente. Ir netgi jeigu žiūrėsim visą šitą pastraipą iki galo, tai netgi mes matome, kaip suprantamas iš dalies tas hibridas, jis yra suprantamas per strateginę komunikaciją. Kalbam apie strateginės komunikacijos ekscelencijos centro įkūrimą Latvijoje, Rygoje, kur dabar veikia. Ir mes jau pradedame matyti užuominas, kad šitoje interpretacijoje hibridinis karas yra labiau suprantamas kaip kariavimas vykdomas ne koviniam priemonėm, o informaciniam per info erdvę, gal ir cyber, bet ne tankais, lėktuvais ar partizaniniu kariavimu. Jau galima pradėti jausti tam tikrą deviaciją nuo to, ką Hoffmanas turėjo omeny originaliai kalbėdamas apie hibridinį karą. Tai čia viena dalis pačios sąvokos istorijos. Kitas žmogus, Philippas Bredlau, kai prasideda įvykiai Ukrainoje, jis yra tuo metu sakioras, 4 žvaigždučių JAV generolas ir aukščiausias NATO karininkas, sakykime taip. Jis yra tas, ir dabar sakiorai yra tie, kurie vadovauja, jeigu reiktų vadovauti kariavimui viso alijanso masteliu. Neradau, bandžiau ieškoti, bet internetas ne visada arba reikia formuluoti labai preciziškai gal užklausą, bet man tikrai yra įstrigęs epizodas 2014 metų balandį Bredlau, kalbėdamas su žiniasklaida, ne kartą įvertina situaciją Ukrainoje, naudodamas hibridinio karo terminą. Nes man tai yra įstrigę, nes mūsų žiniasklaida pasigauna, nes gaunas taip, kad, sakykime, kai jau, jeigu tokio rango NATO pareigūnas kalba apie hibridinį karą, kažkas tarsi kokybiškai naujo, ir mes matom, įvyko kažkas Ukrainoje, taip, wow, greitai, netikėto ir kitaip, vadinasi, kažkaip Rusija kitaip elgesi, dabar staiga dar atsiranda nauja sąvoka, kurią įgarsina autoritetingi žmonės, užimantis pareigas, pozicijas.
Ir taip palengva tas viskas įsibėgėja. Tai aš sakyčiau, bent jau mūsų regione, aš nesu tikras, kaip atrodo vakaruose ar kaip atrodo NATO koridoriuose, bet bent jau mūsų regione Bredlau kalbėjimas yra tas pirmasis, kurio kalbėjimas įmeta hibridinio karo savoką į mūsų politikų ir žiniasklaidos akiratį ir žemėlapį. Nes tada labai greit pasigauna ir Delfis, ir LRT, ir mūsų visi politikai pradeda šnekėti apie hibridinį karą. Tasme, kaip kažkas, kas kokybiškai naujo, kad dabar kitaip kariaujam, kad dabar turim būti visai kitaip pasiruošę, kaip mes norim kariauti ir turim ruoštis, pirmiausia, aišku, tai suprantam hibridinį karą kaip žalių žmogeliukus. Man tikrai yra įstrigę to meto gynybos krašto apsaugos ministro Juozo Oleko žodžiai, kuriuos jis yra sakęs ne vienoje diskusijoje, kad mes turim nesiruošti atremti žalių žmogeliukus, nes jo manimų žali žmogeliukai Lietuvos nepuls. Mus puls jau oranžiniai žmogeliukai. Tasme, jo mintis yra teisinga, iš tiesų buvo teisinga, kad tai, kas įvyko Kryme, savotiškai tapo iš karto ir istorijos dalimi. Ir jeigu mes sakom, kad istorija nesikartoja, tai klausimas yra, ar oponentas, šiuo atveju Rusija, kartotų tą patį scenarijų, kaip padarė Kryme, ar jau žinodama, kad mes žinom, kaip jie darė, jie darytų kažką kitaip. Nes ministras provokavo ir ekspertinę bendruomenę Lietuvoje, ir tas pačias karinės pajėgas. Ar mes turime ruoštis atremti žalių žmogeliukus, ar mes turime mąstyti, kaip Rusija dar kitaip galėtų kautis ir labiau mąstyti apie tą kitokį kariavimą, o ne apie tai, ką jie padarė Kryme. Bet kuriuo atveju mes pradedam turėti Lietuvoje diskusijas, jos vyksta ir atvirai, ir truputėlį uždaresniuose formatuose, kur realiai pirmą kartą ir susipažįstam, susitinkam tiek politikai, kariškiai, tyrėjai, viens kitą pagaliau veidais atpažįstam. Konferencijų daugėja, jeigu neklysiu, tais metais vyksta pirmoji Šaulių sąjungos konferencija, kuri vyksta dabar kiekvienais metais lapkritį. Jinai yra tarptautinė anglų kalba ir man atrodo, kad tema yra hibridinis kariavimas. Ar bent jau tikrai diskutuojam ir apie hibridą, tai faktas. Ir taip pat mes tą hibridą tikrai masažuosim daug metų. Aš šiuo metu manau, kad jis yra tikrai išėjęs iš mados ir mes mažiau šnekam apie patį hibridinį kariavimą ir hibridą. Mes labiau šnekam apie divizijas, tankus, dronus, galų gale įvykiai Ukrainoje rodo, kad mes turime gal turbūt kalbėti ir apie tas klasikinės kariavimo formas. Bet dar prie to irgi grįšime. Tai va, bet kuriuo atveju kažkur per taip gerą pusmetį nuo įvykių Kryme hibridinio karo samprata iš tokios nišinės, specializuotos savokos, jinai iššoka į politinę vartoseną. Jinai netgi kai kuriais atvejais, jinai nustoja galbūt netgi karo teorijos kategoriją, o jinai tampa labiau tokio politinės retorikos dalimi, kur politikai jau kartais net nenori klausytis, ką ten akademikai sako, kokie ten tie kriterijai, skiriamieji bruožai, tiesiog hibridinis karas, keči, po jo daug kas palenda, tu gali plėsti pajėgų veiklas, nes, sakykime, tau tada reikia daryti strateginę komunikaciją, informaciniai karai, tau reikia gal ir kibernetiškai, tau reikia realiai daryti viską, išskyrus ruošti kariuomenę konvenciniam kariavimui. Čia yra kitas kraštutinumas, kuris gresia ir, manau, mūsų Lietuvos kariuomeniai, tol, kol nepradam kalbėti apie Suvalkų koridorių. Tada labai greitai hibridas stumėsi į antrą planą kaip kalbėjimo tema. Čia yra paimtas iš vieno mokslinio žurnalo straipsnio apie hibridinio karo sampratą, tiesiog paskaičiuota, kiek, kaip matot, juodi tai yra pavadinimai, abstraktai arba raktiniai žodžiai, o pilki bokšteliai, stulpeliai tai yra tai, kad pačiam tekste turinyje galima rasti žodis hibridinis karas. Ir pats straipsnis išparašytas, publikuotas pernai metų pabaigoje, tai bet metrika yra iki 21 metų, nes realiai po 21 metų skaičiai ženkliai krenta, nes įvykiai Ukrainoje dabartiniai iš tiesų stumia laukų pačią hibridinio karo savoką, temą, nes mes matom, kas dedasi ant žemės Ukrainoje ir yra tada
daugiau kalbėti ir visi labiau pradeda kalbėti apie tankus, manevrinį kariavimą, atgrasymą, dronai versus tankai ir taip toliau. Bet matosi labai aiškus augimas po 14 metų. Čia beje irgi turime suprasti vieną specifinį dalyką. Čia buvo paskaičiuota, pažiūrėta publikacijos pagrindiniuose strateginių studijų ir karybos politologiniuose žurnaluose. Normaliuose, žinomose, prestižiniuose. Vienas ir šitoje mūsų paskaitoje yra svarbus dalykas. Suprasti truputėlį, kaip funkcionuoja akademinis gyvenimas ir pasaulis. Jeigu aš parašau straipsnį mokslinį šiandieną ir atiduodu rimto, solidaus mokslinio žurnalo redakciniai kolegijai savo juodraštį, jeigu viskas gerai, aš iš jų pradinį atsakymą gausiu po pusmečio. Čia geriausiu atveju. Ir labai tikėtina, kad atsakymas bus toks, kuris nesakys, kad tekstas nieko gero, bet sakys, reikia padaryti dar pataisymus, nes bus gautos recenzijos. Tada tu darai korekcijas, iš naujo duodi. Ir tada, jeigu, sakykime, pataisymą tavo tekstą priima, tada netgi pasako, kad pastabos priimtos, tekstas tenkina, publikuosim. Bet publikuosim po metų, nes yra eilė. Būna kartais, pasirodo, dabar yra tokia skiltis žurnalų puslapiuose kaip online first, kad pirmiau pasirodo tiesiog kaip atskiras straipsnis, nepriskirtas konkrečiam žurnalo numeriui, puslapį, vienu žodžiu, ten biškai kitoks citavimas gaunasi, bet tai čia gali būti kokiu pusmečiu anksčiau, negu bus publikuota jau pilnai žurnale. Bet mintis yra ta, kad tu parašęs gerą tekstą, jis taps publikuotu arba žinomu taip, kad tu galėtum jį cituoti 1,5 metų, 2 nuo parašymo įteikimo. Todėl, sakykime, tai ta skalė, kur mes matom ypatingai 17, 18, 19, ar net ir 21 dar įdomu būtų pažiūrėti, čia gali dar yra ir į Kinijos gal dėmuo, ir dar mūsų, ir aš manau, kad po 22 metų gali būti straipsnių dėl pasienio krizės Lietuvoje ir Lenkijoje, nes tai irgi buvo traktuojama kaip hibridinio karo forma, sakykime taip. Tai va čia yra labai svarbu suprasti, kaip veikia tas akademinis pasaulis, bet kartu vis tiek labai ryškiai matosi, kad jeigu mes turime tekstų 8, 9, 10, 11 yra vienas kitas, ir tos publikacijos kažkiek egzistuoja, bet yra akivaizdu šuolis po 14 metų. Nes vartosenoj ta formuluotė tampa tikrai madinga ir, sakykime, labai paprastai. Aš dar prie to momento grįšiu, bet dabar ir galiu pasakyti. Jeigu aš esu akademikas, dirbantis saugumo karo studijų srityje, ir tyriantis labiau europinį regioną, vakarų karybą, o ne, sakykime, Kinija, Indija, Lotynų Amerika. Žodį hibridinis karas ar kariavimas tampa karšta tema, hot topic. Man kaip akademikui, dirbančiam šitoje srityje, yra visiškai naudinga ir akademiškai kabutėse pelninga rašyti tekstą ar bent jau dėti nuorodas, raktinius žodžius ar pavadinime, o gal netgi pačiam tekste užsiminti ir panaudoti žodį bent jau hibridas, o gal ir pilną formuluotę. Nes kadangi tai yra madinga, tikėtina tai labiau pagaus akį. O akies pagavimas, mes visi piktinamės, šaipomės iš žiniasklaidos, nes žiniasklaida kuria antraštės, nes jiems reikia klikų. Kuo daugiau klikų, to geriau kažką parduodi, gali kitaip atrodo finansų ataskaitos. Iš dalies akademinis pasaulis veikia, ne tai, kad panašiai, bet yra tas momentas. Tu sieki parašyti, vieni siekia parašyti labai gerus, kokybiškus, fundamentalius tekstus, kuriuos cituos dėl to, kad jie geri. O kiti rašo tekstus, kurie nėra prasti, bet labiausiai jie naudoja catchy frazes arba sąvokas, kurios yra madingos konkrečių laikmečių. Nes ko labiausiai nori akademikai? Cituojamumo.
Kuo didesnis cituojamumas, tuo, sakykime, tu esi labiau matomas. Tada tau paplos per petį tavo fakulteto vadovybė, tavo universiteto vadovybė, kai faina, tavo tekstą publikavo, tavo tekstą cituoja, mus mato, mus girdi, reitingai kyla, tu kaip akademikas už tai, kad esi daugiau cituojamas, vadinasi, viršiai fakulteto valdžios nustatytą normatyvą, už tai gausi ir finansinę premiją, vienkartinę, o gal ir ne vienkartinę, jeigu tavo cituojimumas ir po metų toliau tęsiasi. Ir vadinasi, tai va čia yra tokie dalykai, kaip veikia ir akademinis pasaulis. Tai, sakykime taip, prieš 8, 9, 7 metus rašyti apie hibridinį karą yra madinga, catchy ir akademinė prasme, karjeros prasme naudinga ir labai pelninga, netgi sakyčiau taip. Kas vėlgi didina ir publikacijų skaičių, ir kalbėjimą apie tai, nes tada, jeigu tu parašai tekstą, knygą, straipsnį, tu bandysi tai ir reklamuoti. Jeigu turi progą žiniasklaidai pasakysi, jeigu turi progą politikams per kažkokį pasitarimo posėdį pasakysi. Ir toliau palaikai tą visą turinį. Bet čia yra svarbu pastebėti, kad visgi koncerto toną ir muziką užsakė pirmiausia politikai, ne akademikai. Akademikai šitą savoką turėjo nuo 7 metų, bet jinai neatsirkuliavo taip populiariai. Ją išpopuliarino politikai, o tada visi kiti pamato, kad ta savoka yra madinga, kad politikai, o reiškia tie, kurie išrašo čekį užsakymams, algoms universitete, think tankų tyrimams, jiems šitą savoką patinka, jinai jiems, jų manymu, yra politiškai primtina, patogi, todėl jeigu aš vadovauju tyrimų centrui ir think tankui, aš būsiu kvailas, jeigu darysiu analizę apie saugumo situaciją rytų Europoje ir nebandysiu panaudoti hibridinio karo sampratos, nes čia grynas pinigas. Aš panaudojęs šitus raktinius žodžius labiau patrauksiu dėmesį valstybinių institucijų, kurios kofinansuoja mano projektą ir duoda pinigus mano tyrimui, mano atlyginimui, mano komandiruotėms ir taip toliau. Bet pirmiau politikai, paskui akademikai, o paskui akademikai jau kai pradeda rašytas, tada jau jie tarsi perima stafetę, labiau išpopuliarina, kaip čia, niuansuoja pačią savoką, parodo daugiau tų pjūvių ir taip toliau, bet čia yra svarbu suprasti, kaip gimsta tokios savokos ir kaip paskui jos išlieka populiarios, nes čia yra daugybė motyvacinių priežastinių gijų susisieja. Ir kas svarbiausia, sakyčiau, bent jau pusė dalyvių tuose procesuose nelabai stengiasi įsigilinti, ką reiškia ta savoka ir kokią jinai duoda realią prasmę ir naudą valstybei ruošiantis atremti agresyvius kaimynų veiksmus. Aš turbūt taip formuluočiau. Esu šiuo požiūriu labai skeptiškas, bet dar paaiškinsiu. Dabar keletas apibrėžimų jau kaip gimsta, kas dedasi po 14 metų. Tai čia yra NATO Response of to Hybrid Threats, tai yra NATO leidinys 15 metų. Ir va čia jau gali matyti, kad hibridiniai karai, hybridinis hybrid wars, yra įvairių priemonių paketas skirtas, skirtas siųsti politinę ideologinę žinutę. Ir jau mes kalbam apie labiau percepciją. Mes iš dalies pradedam kalbėti apie fake newsus, ne? Čia labiau yra, kad hibridinis karas yra labiau apie komunikavimą, o ne apie kariavimą. Kitas apibrėžimas pateiktas vėlgi, čia iš tiesų citata yra NATO generalinio sekretoriaus padėjėjo, tai dabar neprisimsiu pavardės, tiesiog, kad hibridinis karas siekia sukelti siurprizą, netikėtumą, perimti iniciatyvą ir pasėti, kaip čia, deception, apgaulę ir neapibrėžtumą, ambiguity. Kas iš tiesų yra, kur yra problema su šito apibrėžimu? Jis yra labai ukrainietiškas. Kad grubiai tariant, paimtas Ukrainos atvejis
ir patirtis iš Krymo situacijos, ir jos yra generalizuotos į platesnį kontekstą, kur sakoma, kad dabar taip visur bus, kur veiks Rusija. Čia dar apie Rusijos tą centriškumo teoriją irgi pašnekėsim. Bet kur yra momentai, kur jau mes galime matyti visgi skirtumą tarp šitų dviejų, ir tų citatų galima rasti daugiau, nes bandžiau žiūrėti ir skaičiuoti, žinokit, vienu metu suvargau, nes suskaičiau gal 100 įvairių publikacijų išleistų nuo 14 iki 18 metų skirtų hibridiniam karui. Nuo knygų, mokslinių straipsnių, think tankų studijų, kurios beje nepakliūna ten tavo citoji tą grafikėlį, nes tai yra dar atskiras šaltinių paketas, yra tiesiog, galim sakyti taip, 100 tekstų parašyti, 1000 puslapių prirašyti, ir tai yra tiesiog sprogo šitą temą, jinai tiesiog realiai vos ne nuo nulio tapo pačia madingiausia ir beje mūsų regiono, bet pabrėžiu mūsų regiono, ne Lietuvos. Labiau Latvijos, Suomijos, Estai kažkaip irgi gana mažai dalyvavo tame procese, tyrėjai arba tyrimų centrų atstovai labai daug rašė apie visus šitus dalykus ir tasme jų publikacijos cituojamos buvo ir jų atstovai ir Lietuvoje skaitė paskaitas ir taip toliau. Tai, bet kur yra, iš tiesų toj visoj masėj, tu pradedi jausti vieną dalyką, kad jeigu Hofmanas kalbėjo apie kaip suderinti kariavimo su konvencinė karinė sistema, pavyzdžiui, tankų, ir kaip tą patį kareivį, tankistą, išmokyti būti partizanu arba gaudyti partizanus, būti counterinsurgency. Tasme, kad hibridas buvo suprantamas, kaip derinti skirtingas fizinės taktikas ir kaip vieną žmogų išmokyti veikti ir gebėti taikyti skirtingas taktikas. Kai žiūrime šitus apibrėžimus, čia akcentas yra dedamas realiai net ne ant kovinio kinetinio elemento, o ant nekinetinio. Labiau, sakykime, kad tai yra informavimas, kad tai yra siurprizo sukėlimas, kad tai yra siekis sukelti neapibrėžtumą, kad oponentas Rusijos, tai yra vakarai, pasimestų, negalėtų daryti attribution. Tai grubiai tariant, attribution, tai žali žmogiliukai. Rusijos ar ne Rusijos? Lengva pasakyti Rusijos. Įrodykit faktus, nesakysit, parodykit mums, nes jeigu politikai turi priimti sprendimą kažką daryti Rusijos atžvilgiu dėl to, kas įvyko Kryme, tau sakys, kokiu pagrindu. Kaip jūs įrodysit, kad tai Rusija padarė? Įrodykit, kad Rusijos piliečiai dalyvavo tą minutę, ne po faktum ten po 10 metų ar po 5, bet tada, kai viskas yra ant karštųjų. Ir tu tą attribution priskirimą, tau reikia žvalgybinių duomenų. Gal jie yra, mes žinom, kad jie buvo. Bet tuo metu žvalgybos tarnybos, bent jau amerikiečiai, Obama davė patarimą nekomunikuoti viešai, kas dedasi su Rusija ir Krymu. Kad tasme, kad tai yra priešingai negu padarė Bidenas su 21 metų pabaigoje, komunikuodami apie tai, kas laukia Ukrainos. Nes tiesiog ir pačios žvalgybos tarnybos tam tikras išvadas pasidarė amerikiečių, matydami Rusijos elgseną. Bet kuriuo atveju prasideda tam tikra kaita ir aš galiu pasakyti vėlgi tokia asmeninė refleksija. Man visą laiką, iš tiesų šitas hibridinio karo toks apibrėžimas ir kėlė tam tikrą sumišimą, nes aš bandydavau suprasti, tai visgi kas yra tas hibridinis karas. Pavyzdžiui, mes turim kitą savoką, kuri tuo metu išpopuliarėja ir yra vis dar populiari gyventi savo gyvenimą – informacinis karas. Tai ar informacinis karas yra hibridinio karo dalis, ar informacinis karas yra šalia hibridinio karo? Nes tada mes pradedam turėti savokų su žodžiu karas labai daug, dar atskiri kibernetinis karas. Ir tada energetinis, kiti sako, karas. Tada tu pradedi turėti tų savokų daugėjimą ir tu pradedi galvoti, tai kaip jie susiję tarpusavį. Jie čia visi yra atskiri fenomenai veikiantys skirtingose sektoriuose, ar kažkokia viena iš tų savokų yra skėtinė, kuri apima visus, ir ypatingai info war su hybrid war, koks jų santykis. Ir vienur tarsi atskirai, o kitur būdavo tarsi vos neidentiška, sinonimiška,
O kartais sakydavo, kad informacinis karas yra hibridinio karo dalis. Bet kuriuo atveju visiškas chaosas terminijoje ir tai nėra vien tik akademinis žaidimas, nes tas savokų chaosas veda prie ne iki galo aiškiai apibrieštų savokų pozicijų strateginiuose dokumentuose. Kaip tu apsibrėži strategijoje, kaip tu apsibrėži, o į strategijos plaukia konkretus pavedimas konkrečiai institucijai. Tu numatai lėšas, kad kažką reikia daryti. Ir jeigu tu nesi iki galo suvokęs, kaip vyksta tas kariavimas, tai kaip tu leidi pinigus. Tai kokias tu priemonės įsigyji ir kaip tu bandai atremti, remiantis intuicija, kažkokia gyvenimiška patirtimi. Ir va čia, manau, kad buvo labai daug sumaišties ir dar kartais jos yra, atsiprašau. Čia dar vienas kitas pavyzdys. Davidas Kilkalenas, australas, atsargos karininkas, gyvenantis Britanijoje, konsultuojantis Britų, bet ne tik Britų vyriausybės, konkrečiai saugumo karybos klausimas. Jis 20 metais, 19 pabaigoje, 20 pradžioje išleidžia knygą Snakes and Dragons. Ir savo knygų jis pasiūlo dar vieną terminą – liminal warfare. Pažodžiai būtų liminalinis kariavimas, kur turbūt gal labiau pagal visą idėją toksai tas ribinis, kai viskas yra ant paribiuose arba ribose. Ir jis šitą teoriją, nors jo knygoje pagrindiniai herojai yra ISIS, Kinija ir Rusija, šitos konkrečios karybos formos teorijos įskleidimą jis pateikė per Rusijos pavyzdį. Nuo Krymo iki realiai iki 19 metų įvykių. Sirija, Skripalis, nuodymai, visi kiti dalykai. Ir jis sako, kad sakykime, kur yra situacija. Kad oponentas gali vykti labai slaptas veiklas mūsų teritorijai, pavyzdžiui, apie kurių mes nei operacijų, nei kad jos vyksta, nei kad, sakykime, kažkas mes net nenujaučiam kol kas. Kai kurios yra covert operacijos, kurios, sakykime, mes galim aptikti, kad kažkur buvo daroma mums žala, bet mes galim, kaip ir sako čia, mes galim nežinoti, kas yra tas sponsorius. Sakykime, žali žmogeliukai. Mes užfiksuojam, kad kažkas vyksta žalingo, bet nežinom iki galo, kas čia finansuoja ir kas čia ko siekia. Ir tada mes turime vadinamai priskyrimo slenkstį, kur diskutuojam viduje, ar politikai su visuomenės ekspertais, ar viduje uždarose posėdžiuose žvalgybininkai su kariškiais politikais bando interpretuoti turimų žvalgybos duomenis, kam priskirti šitus veiksmus. Galiausiai gal apsisprendžiam, kas kaltininkas ir tada turim response, atsako fazę, slenkstį peržengiam. Oponentas, tai yra šiuo atveju Rusija, jinai veikia pagal tokią logiką. Jinai daro savo norimus darbus, kurie žalingi, sakykime, mums, bet jie žino, kad jos anksčiau ir vėliau užfiksuos, kad ta veikla yra daroma. Ir tada jie daro ką? Jie daro, kad tada tu didini tempą. Staiga tu supranti, kad tave pamatė ir tada tu staigiai eskaluoji situaciją. Tol, kol oponentas, tai yra vakarai, bando suvokti, kas įvyko, kas kaltas, ką daryti, tasme, Maskva daro, ką nori ir vykdo savo planą, nes jinai ir žinojo, kad anksčiau ir vėliau ją užfiksuos. Ir kol mes apsisprendžiam, ką daryti, realiai gali būti situacija jau taip pasisukusi, kad mūsų sprendimas yra vėluojantis. Ir va čia yra pats terminas liminal zone. Tai nėra, kad jis sako, kad tai nėra gal hybridinis kariavimas, bet mintis yra ta, kad vėlgi daug veiksmo vyksta šešėlyje, užkulisiuose iki tol, kol prasideda tikras kulkų lakstymas. Ir kad gal netgi tikras karas yra tose šešėliuose, o ne response fazėje. Galim labai irgi daug apie tai diskutuoti, bet čia yra tekstas, modelis gimęs dar iki šitų įvykių Ukrainoje ir labiau pasiremtas, sakykime, ta tikrai tokia labiau Rusijos veikla šešėliuose.
kur buvo manoma, ir va čia yra tas klausimas, kur su hybrido karu, kad Rusija niekados neišdrįs kariauti atviro karo, nes tasme, negi jinai bus kvaila ir kariauti atvirai, matant vakarams, žinant, ką vakarai gali padaryti. Nes buvo visą laiką laikomasi tokios prielaidos. Tas pats ir su Kinija. Kinija niekados neišdrįs atvirai kariauti, nes negi jinai bus kvaila atvirai atversti kortas ir atvirai provokuoti amerikiečius, pavyzdžiui, karinio konflikto susidūrimui. Dabar, kai matom, kas vyksta Ukrainai, kaip matom, kaip vyksta situacija aplink Taivaną, yra labai rimtas klausimas. Ar tikrai Rusija, Kinija, Iranas praėjusią savaitgalį tiesiogiai apšaudo Izraelį. Pirmą kartą per jų konfrontaciją nuo 79 metų. Iranas nusprendė nebesislėpti, nebesinaudoti tarpininkais, tiesiog atakuoti. Nebežadžia tų šešėlių žaidimo. Tai čia reiškia, kad valstybės jau nebebijo, ar mano, kad bausmės slengstis arba bausmės mastas jų atžvilgių bus minimalus, kad tiesiog tu nebenaudoji liminalinio karo ar hibridinio karo, tasme, kam tau maskuotis. Bet didysis klausimas yra konceptualus. Ar tai, ką mes matom dabar Ukrainoje, Irano, Izraelio kontekste ir iš dalies Kinijos, Taivano kontekste, ar yra tik tais vėlgi tam tikras blyksnis kitokių veiklų, kitokių praktikų, kurios rodo tiesioginę konfrontaciją, bet kadangi tiesioginė konfrontacija, Rusijos pavyzdys rodo, neduoda rezultato pergalingo, tai gal ateityje nebevakariaus tiesiogiai, o vėl eis per šešėlius. Ir gal hybridas vėl grįš į madą, nes sakysi, pabandė pakariauti klasikinę prasme ir neišėjo. Tai karo teorija yra įdomus laukas, yra daug visko. Kalbant apie lietuviškus kontekstus, tai čia tiesiog, kur sakiau, mano šiokia tokia rolė buvo, 13-15 metais aš atlikinėjau podoktorantūros studijas karo akademijoje. Tuo metu direktorius viršininkas yra pulkininkas Eugenijus Vosylius. Ir 13 metais, 1-2 metų pusėje Lietuva pirmininkavo Europos Sąjungai. Ir daugybė renginių vyksta, daugybė susitikimų ir taip toliau. Tai vienas iš tų tiesiog viso pusmečio renginių paketo dedamoji dalis vyksta karo akademijoje, Europos Sąjungos karo akademijų viršininkų seminaras. Suvažiuoja, kaip ir matot, 17 valstybių atstovai, ne visų, bet tikrai nemažas skaičius buvo. Ir aš buvau paprašytas tame renginyje paskaityti, paskaitą pranešimo padaryti, būti vienu iš pranešėjų. Ir aš tuo metu buvau išvykęs stažuotis į Oksfordą, tai aš turėjau netgi dėl to sugrįžti atgal į Lietuvą, tai aš taip labai kažkaip nelabai ir norėjau, nes kelionė, kaštai, bet tuometinis rektorius, karo akademijos dekanas, kaip čia galima sakyti, Valdas Rakutis profesorius prikalbino, tai parskridau ir galvoju, ką aš dabar pasakosiu, ką nors sako, kas yra dabar madinga. Aš galvoju, kas čia madinga 13 metais, ir mano pranešimas buvo apie hibridinį karą. Bet apie hibridinį karą labiau Hoffmano interpretacijoje, apie tai, kad, sakykime, nes dar 13 metais, nors ir aktyvi Afganistano operacijos fazė sudarinėja, 13 metų pabaigoje visos NATO valstybės uždaro savo, sakykime taip, ir karinės, ir nekarinės operacijas, ir mes liekam labiau po to kaip instruktoriai, mokytojai Afganistano kariuomenės ir labiau mokomoji, bet ne provincijos atkūrimo, ne kovinės operacijos, misijos vykdomos. Tai aš kalbėjau apie hibridinį karą, visgi labiau apie tai, kad, sakykime, iššūkis yra ypatingai karo akademijų kontekste, kai tu ruoši būsimus karininkus, kaip rasti balansą tarp, sakykime, tokio konvencinio, štabinio ir kovinio karininko ir visų kitų veiklų, kaip, pavyzdžiui, taikos palaikymo misijos, veiksmai, kurios dar vykdėm arba baiginėjom vykdyti Afganistane ir taip toliau. Kaip derinti tai? Tai ir buvo labai juokinga ir kartu toks, kai po pusmečio mes jau turime situaciją Kryme ir hibridinis karas įgauna vėl naują retoriką ir jis įgauna dar kitokį pobūdį. Ir aš taip pats iš savęs kartais pasišaipau, aš buvau žmogus, kuris ir apie hibridą buvau vienas pirmųjų, kuris Lietuvoje kalbėjo, bet ilgainiui ir tapau vienu didžiausių hibridinio karo sąvokos oponentų, nes man tai bent jau ta kryminė interpretacija
hibridinio karo, jinai yra tuščia, mano manimu, ir labiau yra daug politinių sloganų, šūkių, negu apčiopiamų doktrininių patarimų, kaip keisti kariuomenę, ginkluotasias pajėgas ir kaip struktūruoti ir keisti gynybos politiką, sakykime taip. Tai va, bet Lietuvoje diskusijų būta. Jeigu sąžiningai, tai apie hibridą, aš žinau, kad dabar daktaras, dar man atrodo, dar nebe docentas, o gal ir docentas, Kęstutis Kilinskas, istorijos fakulteto dėstytojas, Kęstutis yra parašęs straipsnį apie hibridinį karą, strateginį metinį apžvalgoje, karo akademijos leidinyje. Mes turime masę bakalauro magistrinių rašytą apie hibridinius karus, bet kas liečia jau tokios gryną gerą konceptualią analitiką, nenoriu meluoti, bet Kęstučio straipsnis gali būti vienintelis lietuviškas straipsnis ir tekstas apie hibridinį karą ir tema skirta vien tik tais hibridiniam karui. Ten, sakykime, gal dar karys kardas truputėlį yra kitoks žanras, kariškiai tikrai žinau, kad yra apie tai diskutavę ir kažkiek rašę, bet mes Lietuvoje po teisybei daug politiškai šnekėjom, bet analitinė akademinė prasme publikacijų apie hibridinį karą tikrai neturėjom. Reikia pripažinti, kad Latvijai daugiau ir Latvijai netgi angliškai gerai rašė, ypatingai Jans Brežins ir cituojamumų susikūrė ir jie greičiau pagavo tą bangą negu mes Lietuvoje. Nu, kažkaip gal sakau, kad mes nelabai gal buvom tokie entuziastingi iš dalies, kai galvojam apie šitą sąvoką. Tai dabar truputėlį kritikos ir kas atsitinka su šita. Tai įdomiausias momentas yra tas, kad hibridinio karo tėvas Frankas Hofmanas 14 metų straipsnėje, kurį matote War on the Rocks blogas, yra, kad sako, pala. Taip kaip jūs naudojate hibridinio karo sąvoką interpretuodami įvykius Ukrainoje, tai čia ne hibridinis karas. Tasme, aš visiškai netaip turėjau omenyje, ką rašiau, kai rašiau hibridinio karo visą idėją. Jis iš dalies sako, kad tai, ką jūs šnekat ir vadinat hibridiniu karu, yra tai, kas šaltojo karo laikais buvo vadinama politiniu kariavimu, political warfare. O čia 70-ųjų, 80-ųjų metų amerikietiškas toks irgi karinis politinis žodynas, bet esmė realiai mes turime situaciją, kuri yra įdomi ir nėra vienintelė, bet šituo kontekste gana unikali. Į pačios sąvokos, pačio termino autorius tėvas sako, aš nepasirašau po hibridinio karo interpretaciją, kokią jūs naudojat dabar. Man yra tekę garbės Franką Hofmaną girdėti kalbantį keliose konferencijose, tai neišvengiamai hibridinio karo tema išlenda visada, ar per klausimus, atsakymų sesiją, kartais jo pranešimuose. Tai paskutinėme, tai čia bus prieš gerus 2 metus Amsterdame vykusi didelė konferencija karo teorijos, jis, taip beveik keikėsi, nes tokių bendraminčių būry buvo, kad sako, aš gailiuosi, kad pasiūliau šitą sąvoką, nes sako, jinai išvirto į velniai žino ką, sako, aš jos net pažįstu, sako, aš nenoriu būti su ją asocijuojamas, nes aš visiškai nesutinku su tuo, kaip jinai yra interpretuojama ir naudojama dabar. Sako, aš tiesiog nenoriu būti laikomas šitos sąvokos tėvu, nes sako, tiesiog tai yra daug nonsensų prišnekėti apie hibridinį karą. Tai va čia irgi yra, čia netgi su to yra susijęs kitas momentas. Aš per daug nelysiu tai, bet žinau, kad dabar, jeigu kas nors sėdi iš kariškių arba krašto apsaugos ministerijos, tai pašišiaušti gali. Vienas momentas, kuris susijęs su hibridiniu karu, kalbant apie visą rusišką dėmenį, yra tai, kad, sakykime, mes sakėm, kad tai yra Gerasimovo doktrinos realizacija ant žemės, pavirto kūnu. Ir Gerasimovo doktrina, kaip sąvoka, ją pasiūlo, kaip ir matot, Markas Galeoti, garsus analitikas, išmanantis Rusiją, tikrai yra parašęs puikių veikalų ir apie pačią Rusiją, ir apie Rusijos tam tikrą, sakykime, karinę sampratą.
šitas idėją pasiūlo, sakykime, kai jis kalba apie Gerasimo doktriną, tai jis analizuoja 13 metais Gerasimo vardu parašytą straipsnį Rusijos karinėme leidinyje, nors ten tikrai rašė turbūt ne jis, o buvo tie vadinamieji ghostwriters. Tiesiog pats Gerasimo sutiko uždėti savo vardą pavardę, kad sutinka su idėja, turiniu teksto. Ir Galiotis į tą tekstą išverčia į anglų kalbą ir užvadino tai Gerasimo doktrina. Ir kai vyksta visi įvykiai Maidanas, Krymas, tada separatistai, rytų Ukrainoje, vėlgi visi vakaruose pasigauna Gerasimo doktriną ir sako, va štai įrodymas, kad Rusija kitaip masto. Ir kas yra įdomiausia, vėlgi pačios savokos autorius, Galiotis, va čia matot antraštę, jis sako, aš gailiuosi, kad aš pasiūliau šitą savoką. Nėra tokios doktrinos. Nėra tokio dalyko. Kad Rusija turi savo strateginį matymą situacijos, taip. Kad Rusija turi savo karinės teorijas ir karinės doktrinas, taip. Bet kad jos yra tokios, kaip jos aprašytos tame Gerasimo straipsnyje ir kad tai yra tarsi tas, ir tada Rusija vos nepapunkčiui ABC ir realiai tą ir padarė Ukrainoje, o vėliau ir Sirijoje, tai pats Galiotis sako, nu ne, nėra taip. Ir aš žinau, kad tikrai, Gerasimo doktrina irgi beje yra išėjusi iš mados. Tie, kurie dirbo su Rusija, Rusijos tema, tasme tikrai dėjo didelės pastangas, kaip čia šitą terminą išimti ir pasakyti, kad nėra tokio daikto. Nėra. Bet, žodis pasakytas, žvirblis paleistas ir aš tikrai žinau, kad Lietuvoje net ir iki šiol žmonės toliau šneka apie Gerasimo doktriną kaip tam tikrą egzistuojantį konkretų dokumentą, kur yra surašyti vos nepapunkčiui filosofija, kaip reiktų priešintis, kautis su oponentais, kur man labiau kaip ir analitikui, ir tyrėjui netgi ir kyla klausimas. Kai savokų autoriai sako, nenaudokit šitų savokų arba jūs naudojat ne taip, net tame kontekste, kas buvo turima omenyje, kai jos buvo sukurtos. Ar mes kaip vartotojai, kaip skaitytojai, kaip politikai, kaip kariškiai, doktrinų kūrėjai, kaip akademikai, kaip kurie yra ir edukatoriai, ir toliau tekstų kūrėjai, analitikai, ar mes turime teisę ignoruoti apibrėžimo arba tų etikečių tėvų prašymą, rekomendavimą nustoti naudotas formuluotės ar sakyti, kad jie patys nesupranta, pasiūlė gerą savoką ir nesupranta iš tiesų, kad pataikė teisį 10, aš žinau geriau. Ir aš paskaičiau ir matau. Tai čia yra svarbus momentas. Vienas dalykas, kuris yra tikrai akivaizdus, Rusija hibridinio karo savokos neturi iki Krymo. Jinai atsiranda po Krymo, kai jų analitikai pradeda reflektuoti ir žiūrėti, ką vakarai rašo apie Rusijos veiksmus Ukrainoje ir kokias kategorijas ir savokas vartoja. Ir mes pradedam, kadangi mes vardinam Rusijos veiksmus kaip hibridinį karą, ir tą pačią Gerasimo doktriną, kaip dedama jos dalį to kariavimo, patys rusai pradeda bandyti suvokti, apsibrėžti, kas yra tas hibridinis kariavimas ir taip toliau. Tai šitoj aš nesu didelis Rusijos karinės minties specialistas, čia tikrai yra didžiulį gerą darbą padaręs majoras Algirdas Revaitis, parašęs apie tai ir disertaciją. Ir į savo disertaciją ir straipsniuose, kurie lydi disertaciją, yra patyrinėjęs Rusijos karinės minties dinamiką per pastarosius 30 metų ir jis ten labai gerai pozicionuoja ir to pačio hibridinio karo atsiradimą kaip savokos, jos turinį, bet faktas, kad tai yra labiau, kad Rusija nemąstė tokiom kategorijom. Beje, čia irgi yra labai rimtas klausimas, akademinis, teorinis ir tikrai ne tik karo teorijai su juo susidurima. Ką daryti situacijai, kai mes, dažniausiai šiuo atveju vakarų atstovai, analitinė prasme, paimam, sukuriam savoką, kurios dėka bandom paaiškinti
oponento, konkurento ar priešo daromus veiksmus, nors jis ar ji tokių savokų nevartoja. Mes sakom, Rusija kariauja hibridinį karą, nors hibridinis karas neegzistuoja rusiškam žodyne iš vis. Jie visiškai kitaip save įsivardina, jie visiškai kitaip masto. Ir tada kyla klausimas, ar mes turim bandyti suprasti Rusiją Rusijos kategorijom ir žiūrėti, kokį jie žodyną vartoja, ar mes turim teisę, kaip teisę ir turim, bet ar tai duoda naudą, daugiau žalos, kai mes bandom sukurti savo dėžutes, analitinius tam tikrus rėmus ir bandyti paaiškinti kitų elgseną žodžiais, kurių jie nevartoja ir niekada turbūt nevartos. Čia beje labai geras pavyzdys yra ir istoriškai prigijęs, kai mes šnekam apie Hitlerio kariavimą ir kalbam apie Blitzkriegą. Vokiečiai niekados savo kariavimo Blitzkriegų nevadino. Šitokį vokiečių kariavimą pavadina Britų žurnalas Timesas, parašydamas apie vokiečių Blitzkrieg kariavimą. Ir terminas prigijo, bet vokiečiai patys nevartoja šito termino. Jie visai kitaip. Taip, jie šneka apie greitą manevrų paremtą kariavimą, bet pats terminas jis yra anglosaksiškas, ne germaniškas. Tasme, pats žodis tai vokiškas, taip, bet tai buvo Britų matymas, iš dalies ir amerikiečių matymas apie vokišką karybą, kai tuo tarpu patys vokiečiai net nevartoja tokių kategorijų. Ir turbūt didžiausia problema su hibridiniu karu yra tai, kad skaitant literatūrą, didžioji dalis literatūros, ne vienintelė, ne viskas, bet jinai yra apie Rusijos veiksmus Ukrainoje, Sirijoje arba, sakykime, visokius politinės žmogžudystės vakarų Europos valstybėse, nuodijimai ar kišimasis į JAV rinkimus, galimai į Brexitą, kur tasme, kad tai yra teorija skirta paaiškinti Rusijos veiksmus. Ir sėdint Lietuvoje, tai tarsi viskas kaip ir gal ir neblogai, nes tai yra teorija, modelis, kuris leidžia bandyti suprasti, ką daro Rusija, o jeigu dar to modeliu remiasi ir amerikiečiai, ir britai, ir vokiečiai, ir prancūzai, tai valio, nes tas leidžia mąstyti, kaip kitaip elgtis ir ką daryti Rusijos atžvilgiu. Problema yra ta, jeigu tu esi amerikietis ir britas, kai išsakai hibridinis karas, tu neturi iš karto, tu turi minį Rusiją, bet ne tik Rusiją. Tu pradedi kalbėti apie hibridinį karą, gal dar ir ISIS kažką daro, ypatingai jeigu informacinis dėmuo paimamas, tada kiti pradeda šnekėti apie Kiniją ir Kinijos dirbtinės salas, žvejų pasitelkimą, užimant ir įžengiant, įplaukiant į teritorinius vandenis kitų valstybių. Ir tada gaunasi tas, nes kai skaitai daug literatūros iš tiesų apie hibridinį karą, tasme, realiai tai yra Rusija, Rusija, Rusija. Ir karo teorija, kaip teorija, jinai gali būti įkvėpta konkretaus istorinio įvykio ar konkrečios valstybės veiklų, bet kaip teorija jinai negali būti apie tą valstybę ir apie tos valstybės elgseną. Teorija turėtų būti platesnė, bent jau ta ambicija, kurią turėjo tie, kurie reklamavo hibridinio karo teoriją po Krymo aneksijos, tai jie nesakė, kad tai yra Russian-centric, bet iš tiesų, kai skaitai tekstus, jinai yra labai stipriai Russian-centric. Ir čia tokie dar platesni kontekstai, kurie parodo, sakykime, kaip gimsta, kaip įsitvirtina gal hibridinio karo momentas. Čia yra tokio prancūzo, čia tiesiog antraštė ir tekstukas, labai takingas postmodernus mąstytojas, filosofas, Antoine Bosquet, kuris tiesiog sako, kad mūšio laukas yra miręs. Nebelieka mūšio lauko. Tasme, kad įsivaizduoti, kad didelės formuotės kaunasi viena prieš kitą, susiduria, viskas. Tai yra outdated, pasenę ir mes turim mąstyti kitaip. Kiti šneka panašiai. Šiuo atveju čia yra tekstas parašytas iki 22 metų. Ir yra masė tekstų, kurie arba yra technocentriški ir technofetišizmas, tasme viskai spręs robotai, dronai, kas tik nori, o kiti sako, kad tasme
mūšio fizinio nebelieka, viskas vyks šešėliuose ir labiau kariausim per ekonomiką, per nuodijimus, per rinkimų fabrikavimus ir ką tik nori. Ir čia yra, jau einant į pabaigą paskaitos, kur kyla problemos. O problemos yra tokios, kad kai mes pradam taip kalbėti, tada pradeda kilti klausimus fundamentalus. Tai kas tada yra karas? Nes jeigu mes po hibridų pradam kišti viską, tada tiesiog kyla klausimas, tai tada viskas yra karas. Kokia yra skirtis tarp karo ir taikos? Jeigu kaip čia, imigrantų krizę pasienyje mes matom kaip hibridinį karą. Jeigu informacinius fake newsus matom kaip hibridinį karą. Jeigu Astravo elektrinės statymą mes matom kaip hibridinį karą. Jeigu mes manom, sakykime, kad žali žmogeliukai ir Ukrainos separatistai irgi yra hibridinis karas, ir, truputėlį ir to grino Donecko oro uostą užima, jau su tankais važiuodami, dar ir klasikos truputėlį. Visa tai yra karas. Tai tada kyla klausimas, o kas yra ne karas tada? Ar yra kažkur skirtis, ar nėra? Jeigu taip, tai kurioj vietoj? Ir iš tiesų dar hibridas, kur man, sakykime, čia vėlgi pavyzdys, čia tiesiog paimta iš straipsnių, kad mes turime masę terminų, kurie yra kaip sinonimai hibridiniam karui. Naujosios kartos kariavimas, nelininis karas, neapibrėžtas dviprasmis karas arba pilkosios zonos. Turbūt labiausiai populiariausias yra gray zone, kad savokų pridauginta irgi buvo daug. Ir kas svarbiausia, normaliai, kai bandai užduoti klausimą, tai kas yra hibridinis karas, žinokit, visą laiką ir būdavo, hibridinis karas tas ir tas. Kas tas ir tas? Ką tai reiškia, sakykime, kokios jos priskirtos kategorijos? Kokius tai reiškia žingsnius? A, B, C, sakykime, kas jos daro? Kariuomenė, žvalgybos institucijos, diplomatinis korpusas, pasieniečiai, kaip darbai skirstomės. Ir kai pradeda eiti detalės, tu pradedi matyti, kad stringa. Gražiai antraštėj skamba, gražiai politikų žodžiuose kalbos skamba, bet kai reikia eiti į konkrečių veiksmų planų dėliojimą, prasideda problemos. Šitą jau esate iš manęs girdėję, strategijos aktyvizacija, bet šitas terminas strategijos aktyvizacija, jis gimė dėl dviejų priežasčių. Vienas dėl taip kaip kariauta buvo Afganistane, kontrasukilimo, COIN debatas, o kitas hibridinio karo atsiradimas kaip savokos. Kad problema, ir aš su to sutinku, hibridinis karas pavogia mūsų dėmesį į priemonės, bet mes užmirštam mąstyti apie tikslą, ne? Mes sakom, hibridinis karas yra melagienos. Mes sakom, hibridinis karas yra pabėgėliai. Mes sakom, hibridinis karas yra žali žmogeliukai. Bet visa tai yra priemonės. Tai yra įrankiai pasiekti kažką. Bet kadangi mes, kai kalbam apie hibridinį karą, pats hibridinis karas iš savęs yra taip sukurtas, kad jis tarsi, kaip savoka, jinai tarsi verčia mus labiau mąstyti apie priemonės, ginčiamės dėl priemonių, kuriomis geriau daryti hibridinį karą ar stabdyti hibridinį karą, bet per tai mes pametam mišką, nes nustojam užduoti klausimą, o kur link tos priemonės veda, ko yra siekiama su žaliais žmogeliukais, ko yra siekiama su pasienio išbalansavimu ir taip toliau. Ir mes nustojam užduoti klausimą, koks tikslas, o labiau ginčiamės dėl priemonių. Tai yra irgi viena iš priežasčių, kodėl man hibridinis karas, kaip savoka, nepatiko ir nepatinka, nes jis yra per daug apie taktiką ir jis per daug sukoncentruoja dėmesį į priemonės ir mes pametam platesnį vaizdą. Nes tos priemonės turi vesti kažką, o kai tu ginčiasi, kai priemonė tampa tikslus savaime, tu pradedi bijoti žalio žmogeliuko ir darai viską, kad sodini žalio žmogeliuko, tu užduodi klausimą. Žalio žmogeliukas yra tik viena priemonė pasiekti ką? Sugriauti valstybę. Tai tada, tai gerai, jeigu sugriauti valstybę, ar tikrai tik su žaliais žmogeliukais? Gal hibridinis karas nėra viso ko atsakas? Ir taip toliau. Tai čia, tikiuosi, suprantate, ką aš turiu omenyje.
Ir turbūt jo, aš jau nuo to pradėjau, tai tas yra momentas, kokia yra praktinė nauda. Aš visą laiką kariškių klausiu, nes finale visos šitos kategorijos ir savokos, teorijos, jos turi padėti pagrindiniai institucijai, tai yra kariuomeniai, geriau ruoštis, kautis ir gintis. Tai jeigu sakom, kad hybridinis karas yra kažkas kokybiškai naujo, kažkoks lūžis įvykęs taip, kaip yra kariaujama, eini ir klausi kariškių. Kas pasikeitė kariuomenės funkcionavime, kai visi pradėjo kalbėti apie hibridinį karą? Kas keičiasi? Ir man, žinau, atsakymas bus. Lietuva sukuria greito reagavimo pajėgas, Algirdas ir Birutė. Ir tas tiesa, peržiūrėjom įstatyminę bazę irgi. Bet ar kariuomenės struktūra nuo to pasikeitė? Batalionai ir brigados liko ir liko. Tasme, ar batalionuose kuopos, būriai ar skyriai kitai funkcionuoja dėl to, kad yra hybridinis karas? Irgi labai rimtas klaustukas. Tikiu, kad įvyko korekcijos, tai yra paslaptis, bet turėjo įvykti korekcijos vadinamuose kovos taisyklėse, rules of engagement. Kaip elgtis situaciją, jeigu turi tikrai pasienyje žalią ar oranžinį žmogeliuką. Naudoti ginklą, nenaudoti. Tai čia tikrai tikiu, kad buvo tam tikros padarytos korekcijos, bet apie tai viešai nėra sakoma, nes tai yra labai svarbus įslaptinti dalykai, bet plačiaja prasme, jeigu jau po teisybė, aš pasakysiu, drono atėjimas į Lietuvos kariuomenę pastarai šiais metais ir tas debatas vykstantis, aš manau, daro didesnę įtaką kariuomenės struktūros kaitai būsimai, nes tikrai reikės permąstyti skyrių, būrių funkcionavimą ir taip toliau, negu visas kalbėjimas apie hybridą, kiek jis pakeitė kariuomenę. Ir ne tik lietuvišką. Tai tada sakai, tai ką duoda praktinio, nes kiekviena teorija turi galiausiai duoti kažkokį praktinį rezultatą. Tu kažkaip kitaip darai darbus, darai greičiau, darai efektyviau, darai rezultatyviau ir taip toliau. Nes negali būti kalbėjimas vardan kalbėjimų. Tai kai sakai, hybridinis karas, kas keičiasi? Mes Lietuvoje pradėjom daugiau skirti dėmesio strateginių komunikacijai ir vadinamam informaciniam kariavimui ir stratkomui. Ar tai yra hibridinio karo dalis, ar tai yra atskira tiesiog kariavimo dimensija, info erdvė, kurią reikia gebėti valdyti, ginti ir jie atlikti veiksmus. Ir tai yra tiesiog tie dalykai vyko, beje, pas mus stratkomas Lietuvoje buvo sukurtas dar iki hibridinio karo sąvokos išpopuliarėjimo. Ir funkcionavo iki Krymo įvykių. Bent jau kariuomenės stratkomuose tikrai žinau, kad veikia iki 14 metų sukurta. Tai vėlgi, vadinasi, varomosios jėgos ir logiko, kodėl reikia tai daryti, buvo dar iki hibridų išpopuliarėjimo. Vadinasi, ir visai kiti momentai juda. Tai kalbant apie tai, einant jau į pabaigą, tai čia aš jau truputėlį tą užsiminiau apie kaip akademinis pasaulis veikia, tai dar akademikai mes naudojam kitą terminą, tokį cottage industry vadinasi, kai tiesiog pamatai, kad yra madingos tam tikros sąvokos ir tu jomis žaidi, leidi straipsnius, rašai knygas, varai paskaitas arba jas parduodi, kaip, nežinau, kažkas pakvietė tave honoraro paskaityti. Kartais sukuri savo sąvokas, kaip visokias gray zone, liminal. Ir pasakai, aš sukūriau naują sąvoką apie karą ir tai dėl to parašiau knygą. Pirkit knygą. Būna, perki, skaitai, nes, stebi debatą, kas ką diskutuoja. Kartais būna sąvokos, kurios yra tikrai geros ir jos lieka ir įsitvirtina, bet absoliuti dauguma sąvokų yra tuščios. Jos yra labai dažnai sukurtos komerciniais sumetimais tam, kad tiesiog autorius pakliūtų į dėmesio radarą, būtų cituojamos ir, būkim paprasti, uždirbtų tam tikrą pinigėlį iš parduodamų knygų ir paskaitų, honorarų, kvieti į konferencijas, atvažiuok į Karo akademiją paskaityti paskaitos, gausi už tai honorarą. Ir taip toliau. Tai akademiškai mes tai vadinam cottage industry, tai nėra pagiriamasis terminas, labiau pašiepiantis arba netgi menkinantis, kad, sakykime, vietoj to, kad būtumai, gal žinau, stiprus geras akademikas, tu kuri sąvokas, kurios bus madingos metus 2
paskui išeis iš mados, bet tu būsi uždirbęs vieną kitą tūkstantėlį ir judėsi prie kitų savokų. Sakykime taip, pat, pavyzdžiui, viena iš tokių yra proxy momentas. Jo, tuoj tada, jeigu galima, aš paskutinę skaidrį galėsim tada pažiūrėti, ką jūs parašėt. Ir, jo, man atrodo, paskutinė skaidrė turėtų būti. Kažkaip mano kompiuteris pastrigo truputėlį. Tai. Prašau, techniniai nesklandumai, bet man atrodo visiškai pabaiga bus. Tai tiesiog jau čia baigiant, tai paskutinis turbūt mano pastebėjimas buvo paskutinė skaidrė apie tai, kad stebint visą debatą apie hibridinį karą, jeigu pati teorija Hofmano gimsta labiau kaip tam tikras karinės teorijos konceptas skirtas permąstyti karinės doktrinas ir pasiūlyti kitokį supratimą, kaip vyksta karai ir kaip reikia jiems ruoštis, tai po Krymo įvykių ir įsibėgėjant jau 15-16 metais hibridinis karas nustoja būti karinė doktrina, tai yra, kaip čia, konceptualus įrankis, kuris duoda praktinį patarimą, kaip kariuomenė kitaip funkcionuoti, ir hibridinis karas kaip savoka labiau tampa politiniu naratyvu. Tasme tai yra labiau politiniam procese vartojama savoka, politiškai išplaukusi, madinga, leidžianti visgi kažkiek žmonės sutelkti, arba reikia pripažinti, kad hibridinis karas kaip savoka, realiai tai buvo pirma savoka šių nepriklausomos Lietuvos laikais, per kurią žmonės edukavosi iš viso kariniuose reikaluose, sakykime taip. Nes taip tai yra gal tam tikras kariavimo būdas, nesvarbu, kaip mes ten priskirsim tas rolės, bet žmonės, kai kalbėdavo apie karą, sakydavo hibridas, girdėtas, ne? Nu, tai atliko tam tikrą edukacinę rolę, kad žmonės iš viso pradėjo kažkaip orientuotis gynybos kariniuose reikaluose, bet per tam tikrą specifinį pjūvį. Dabar jau tikrai kur kas mažiau šnekam apie hibridą, bet ir nes jis buvo politinė vartosena. O dabar atkreipkite dėmesį, ar dažnai, kad ir mūsų politikai hibridinį karą žodį vartoja, šiaip realiai beveik nebegirdžiu. Hibridinės grėsmės taip, jos skamba, ir aš sakyčiau, kad jeigu žiūrėti taip labai paprastai, hibridinės grėsmės kaip savoka aš palikčiau ir toliau vartočiau, nes grėsmių pobūdis tikrai yra įvairus, bet pats hibridinis karas kaip savoka visgi tai jau yra labiau karinės minties istorijos dalis, o ne dabartis, kuri turėjo labai įdomų, bet kartu tokia ir pamokanti istorija, parodanti, kaip madinga, kaip gali tapti savoka madinga, bet kartu išplaukusi turiniu, bet tasme catch all, apimanti viską ir visur cituojama ištisai, bet kartu per tą mastą citavimo ir vartojimo retas, kuris normaliai įsigilina į turinį arba bando diskutuoti apie turinį. Kartais reikia vėlgi pripažinti, ir tas pats buvo su hibridiniu karu, kadangi jis buvo toks politiškai populiarus, tai politikai sakydavo, chebra, nėra laiko diskutuoti filosofiškai. Mums reikia pažymos apie hibridinį karą, nes artėja NATO suvažiavimas. Mums reikia turėti Lietuvos poziciją dėl hibridinio karo ar ten hibridinio karo dedamųjų. Ir tasme pateikit mums, sakykime, rekomendacijas ir tą politinės pozicijas. Ir tada tu labiau darai tą politinį užsakymą, už kurį kartais irgi yra atlyginama, o ne užsiimi karinės teorijos viražais, kurie užtrunka. Jie yra ilgesni, jie reikalauja daugiau debato, jie reikalauja didesnio įsiskaitimo ir kartais čia irgi yra įtampa natūrali tarp to, ko reikia valstybei čia ir dabar analitinė prasme. Pasakyk mums, kas tai yra, duok patarimą, kaip mums gal važiuoti į derybas, tada jie žiūri politiškai, kaip ten kas vyksta, bet jie neturi laiko filosofinių diskusijų. Kita vertus, kaip akademikas, susakai, žiūrėkit, čia ne politikos darimas, čia ne policy briefas, čia yra rimta filosofinė diskusija, kur mes turime iš esmės padiskutuoti, kas yra per turinį šitos savokos, kokias veiklas ta savoka apibrėžia ir ką tos veiklos į kur link jos veda ir taip toliau. Tai sakyčiau, Lietuvoje mes tikrai neturėjom kokybiškos, akademinės, intelektualinės diskusijos apie tai, kas yra hibridinis karas,
mes labiau ne tai, kad copy-pastinom, bet kadangi įvykiai vyko sparčiai po Krymo aneksijos, mes tiesiog bandėm spėti su NATO įvykiais ir ten dalyvauti procesuose ir kai kuriais atvejais tiesiog madingai mėtėm tas klišes, savokas, realiai nesigilindami ir dėl to gal per daug nesinervindami. Apart vieną kitą akademiką, tokį kaip aš, kur sakydavom visą laiką, nu, reikia dėl ir turinio, ir dėl logikos struktūros pašnekėti. Bet, kaip sakiau, šiaip šita savoka yra jau išėjusi iš mados. Jinai tikrai ir fiksuojama analitinė prasme, kad jos tikrai rečiau pasitaiko politiniai vartosenoj, strateginiuose dokumentuose tikrai rečiau galima aptikti šitą formuluotę. Jinai dar šmėkščios, aš manau, kad visgi nedings visai, bet nebebus to bumo, koks buvo prieš, 10-metį, 8 metus. Tai ties čia aš turbūt ir sustosiu ir galim tada pažiūrėti, matau, kad yra ir klausimų. Taip, tai dabar jo. Jo, aš sutinku dėl tavo pirmos pozicijos, bet iš kitos pusės. Ir įvyko ir neįvyko, ne? Sakykime, ne, kad taip, norint pagal tą hibridinio karo logiką, jeigu mes kalbam apie tą fizinį veiksmą, kuris gali vykti, kuris ne vien tik kariuomenė, bet VRM, šiuo atveju pasieniečiai turi daryti. Atrodo, lyg ir šnekėjom, bet kol neprasidėjo pasienio krizė, visgi, aš būsiu kritiškas. Normalios, geros sąveikos tarp kariuomenės ir pasieniečių iki pasienio krizės nebuvo. Nes tas labai aiškiai pasimatė krizės metu, kaip yra netidirtos procedūros, sąveika, mus privertė reali situacija pradėti dirbti kaip komanda ir viens kitą pažinti nuo doktrinų, procedūrų, ginkluotės ir taip toliau. Tai vadinasi, 14 metai ir visas kalbėjimas apie hibridą, to nepakako, kad įvyktų lūžis, nors debatų buvo, sutinku, pats esu dalyvavęs diskusijose tarp KAMO ir VRM, po 14 metų realiai, kad karai keičiasi, mes turim ieškoti tos sąveikos taškų, bet jie nenusileisdavo turbūt to politinio biurokratinio lygmens į vienetų lygmenį ar tą procedūrinį iki, sakyčiau, pasienio krizės. Jo, ir čia iš tiesų, kad hybrid threats, taip, jinai visur yra, tikrai egzistuoja šitas terminas ir bus toliau, bet hybrid warfare, nes visi pradėjo matyti, kad jinai yra ta sąvoka per tuščia. Jinai neduoda to tokio, gerai, antraštė graži, bet o kokie žingsniai, ne, ką daryti. Tai dėl to, sakyčiau, ir savotiškai išėjo iš mados. Neišnyko visai, bet tikrai iš mados išėjo. Dar klausimų, taip. Tai, Daniel, tai aš nežinau, ar atsisakė Amerika policininko rolės, gal ir nenori atsisakyti, bet vienas faktas yra akivaizdus, bet čia mano gal pesimistinė interpretacijoje, kad tiek Rusija, tiek Iranas ir manau, vis labiau ir labiau Kinija, nebebijo tiek Amerikos, kad reikėtų maskuotis. Tas atviras kariavimas, taip pat kartu įrodymas, sakykime, kad mes nebebijom Amerikos tiek, kad reiktų slėptis. Nes tu nepoli tiesiogiai Amerikos, bet tu darai veiksmus, kurie griauna Amerikos sukurtą palaikomą pasaulio tvarką ir tu dabar jau nebe per tarpininkus, nebe maskuoti, tu atvirai meti iššūkį. Sutikit, kad tai yra visgi pokytis, kuris rodo, sakykime, kad anksčiau buvęs bosas arba nebėra bosas Amerika, arba jį mažiau gerbė, mažiau bijo. Bet jis gal dar gali sugrįžti ir parodyti plieninį kumštį, tai čia, bet mes dabar gyvenam šitokio realybėj. Yra kaip yra. Dar būtų klausimėlių? Apie hibridus? Tai, kas įvyko Kryme. Tai čia ir yra, visų pirma, aš to nevadinčiau karu.
jeigu jau taip sąžiningai, nes aš gal esu per daug Clausewicas, karas man visgi turi būti veiksmas, kurio metu yra praliejimas kraujas. Aš neku apie Krymą, aš nešneku apie Maidaną, aš nešneku apie Rytų Ukrainą. Konkrečiai, kas įvyksta Kryme, tasme Rusija turi savo bazę, turi savo žalių žmogeliukus, turi 5 koloną, jie provokuoja ukrainiečius, jie pradeda periminti teritorijos kontrolę, bet Ukraina nešauna atgal. Kijevas neduoda įsakymų šauti atgal. Realiai tai yra vienpusis veiksmas. Dėl to mes ir naudojam terminą aneksija kaip tokį. Kad procesai vyko iš anksto, taip, sakykime, to pačios informacinės erdvės paruošimas, asmenų išnaudoja rusakalbius, kuri palankų įspūdį apie save, neigiamą įspūdį apie sostinę Kijevą ir taip toliau. Tai šiuo atveju, Artūro, aš užduočiau klausimą iš tos pusės. Tai buvo daroma žalinga veikla Ukrainos atžvilgiu, aš to nekvestionuoju. Ar tą veiklą mes turėtumėm vadinti karu? Vat yra didysis teorinis klausimas. Nes ar visa žalinga veikla, kuri šiuo atveju Rusija yra sėkminga, Krymo atveju, bent jau tam momentui, ar mes būtinai turim tai pavadinti karu, ar tiesiog, Rusija pasiekė savo, padariusi specialiųjų tarnybų operaciją, informacinę operaciją, bet ar tai yra karas? Ir aš nežinau iš tiesų, nes mes priešingų atveju, čia ir vyksta tas debatas, iš tiesų hibridinio karo tema privertė daug rimčiau diskutuoti apie tai, kas yra karas. Ar karas yra tik tai, kai mes pradedam matyti fiziškai kareivius, tankus, lėktuvus ar partizanus, ar karas yra realiai procesas, kuris prasidėjo pusę metų ar daugiau netgi iki fizinio šūvio, kai prasidėjo pirmosios melagienos, kai prasidėjo pirmieji kibernetiniai išpoliai, kažkur sistemų strigimai, gal netgi kokie nors subversiniai procesai valstybės viduje, ir tik tais jau fizinis kontaktas yra paskutinioji fazė. Yra ir tokia interpretacija, tai New Generation Warfare, iš tiesų labiausiai apie tai, kad pradžioje yra labai daug to nekinetinio, o kinetinis tai, ką mes dažniausiai suprantam kaip karas, yra tik pati paskutinė fazė, kuri turi viską pabaigti. Aš dabar žiūrėdamas įvykius Ukrainoje, negalėčiau pasakyti, kad kaip čia ta kinetinė fazė buvo paskutinioji, arba ne kaip suveikė. Empirika dabar verčia vėl kitaip mąstyti, bet yra hibridinio karo debatas tikrai verčia užduoti klausimą, ar karas gali vykti, kaip anksti prasideda karas dar nelakstant kulkom, ar iš viso procesai, kurie vyksta nelakstant kulkom, yra vadintini karu. Nes čia ne tik filosofija, čia yra ir politiniai sprendimai, ir teisiniai sprendimai. Nes vadinasi, NATO 5 straipsnis aktyvuojamas tik tada, kai kulkos iššauna, ar kai kažkas nuhakino sistemą, ar pradėjo info operacijas daryti kenkiančias, ne? Tai yra politinis teisinis sprendimas, kuris pirmiausia užduoda klausimą, nuo kada tu esi užpultas, kaip tu apibrėži užpuolimą ir pagal tai iš principo sakai, kada prasideda karas. Taip, ir dėl cyber, tai cyberis atskira parapija, kaip čia pasakyti, cyberis svarbus niekas nekvestionuoja. Turbūt didesnė diskusija vyksta ir labai jinai yra panaši, kaip buvo kadaise praeityje su oro pajėgom, kažkada su laivynu, gal iš dalies kažkiek su info erdve, kad ar cyber domeinas yra viską lemiantis. Grubiai tariant, jeigu tu pralaimėjai cyberyje, nesvarbu, kiek tu turi gerų pėstininkų, ar lėktuvų, ar tankų, šarvuočių, jie jau kariaus pralaimėtą karą, nes pagrindinis mūšis kibernetinėje erdvėje buvo pralaimėtas. Grubiai tariant, ar dimensijos, kuriuose veikiam mes ir kariaujam, yra tolygiai svarbios, ar yra dimensijos, kurios yra svarbesnės. Ir dabar cyberio, sakyčiau, fan klubas yra tie, kurie sako tą patį, ką sakė kažkada aviacija. Dominuoji ore, laimi viską. Nesvarbu pėstininkai. Dabar dominuoji cyberyje, laimi viską. Ir jeigu
tokia kraštutinė versija, aš tikrai nesutinku su tuom. Aš manau, kad neužtenka dominavimo vienoje erdvėje ir dimensijoje. Tasme, tu turi būti stiprus per visas. Ir net jeigu tu gal prakiši, pralaimėsi Cyberyje, taip, tai nėra gera ir naudinga tau, bet tasme priešas dar toli gražu nelaimėjo, nes jo laukia dar ir kovos kitose dimensijose. Taip. Jo, dėl 5 straipsnio Varšuvos tikrai prisipažinsiu, jeigu žinau, tai pamiršau, reiktų pačiam dar kartą pažiūrėti tą dokumentą. Jo, tai vat su Krymu ir su Kinija yra tas analogas, taip kaip mes sakom, Krymo atveju yra žali žmogeliukai, tai Kinijos atžvilgiu yra, kaip čia, rudi žvejai. Tai pasitelkdami žvejybinį laivyną, tai pasitelkdama Kinija palengva lenda į kitų valstybių teritorijų, dabar visiškai vyksta situacija karšta jau 2 savaitė su Filipinais. Filipinai bando saugoti ir sakyti Kinijai, kad jie negali plaukti į jų teritorinius vandenis, ten prie tam tikrų koralų, vadinamųjų tų rifų. Ir kai tik atplaukė, sakykime, pasieniečių laivas filipiniečių, tuose vandenyse esantis kinų pasieniečių laivas naudoja vandens patranką ir tiesiog apšaudo filipiniečius ir priverčia plaukti atgal. Tasme, čia visiškai, ir praėjusią savaitę buvo vėl epizodas, ir prieš 2 savaitės. Ir tai irgi tarsi, ne taip kaip Rusija ėmė sausumą, Kinija taip ima vandens teritoriją. Ir dėl to yra tarsi šnekami tą hybridą. Tai čia ir yra tas tada klausimas, tai čia ir salų statyba, tai čia yra momentas. Ar čia hybridinis karas, ar tiesiog konfliktiškas elgesys, bet ne karas. Aš nekvesionuoju, bet, kaip čia pasakyti, patys amerikiečiai nevardina tos situacijos kaip hibridinio karo. Bent jau kiek aš skaitau analitikoje, jie nustojo tai vadinti hibridiniu karu, jie ieško kitokios terminologijos, jie bando savo išsivardinti, kas čia vyksta, nes iš principų, kodėl tai yra svarbu, tie terminai. Terminai apibrėžia galiausiai ir tavo atsako formas. Nes jeigu tai yra vienoks karas, tu sakai, jį gali kariauti su tokiu ir tokiu įrankiu paketu, tokiu ir tokio, ne? Tai man atrodo, kur gal su hibridiniu karo savoka yra įvykusi, buvo gal visą laiką bėda. Man tas, ar bent jau tie apibrėžimai, kurie dažniausiai vaikščiodavo, jie būdavo per daug abstraktus, jie nepasiūlydavo toolboxo, jeigu taip galima sakyti, kaip tvarkytis, ir manau, iš dalies ir dėl to pats terminas išėjo iš mados, nors valstybių blogas elgesys, šiuo atveju Kinijos įvardintas, jis tęsiasi. Tai dėl to mums yra, gal visiems stebėtojams, kartu gal ir tyrėjams, užduotis, dilema, kaip įvardinti tokią elgseną. Karas, ne karas, jeigu karas, tai koks. Ir neužtenka tik vardinti, mes turime mąstyti tada, tai kaip tada tai yra kariaujama, kaip tai yra neutralizuojama, kokius įrankius, būdus siūlyti. Ir, vienu žodžiu, tai čia diskusijų yra ir, sakau, Lietuvoje hibridinis karas gal kaip savoka išėjo iš mados, bet hibridinės grėsmės tikrai yra vartosino ir, manau, liks ir nematau tame nieko blogo, nes mes gyvenam sandūroje ir klasikos, ir postmoderno, ir kibernetika, ir energetika, ir tankas mums grėsmė, ir pabėgėlis, ir reikia žongliruoti visais šitais pavojais ir mąstyti, kaip į juos atsakyti. Tai gal šiandieną ir baigim. Jei kažkam kilo daugiau klausimų, drąsiai rašykit, galėsim pratęsti kitais kanalais, būdais diskusiją. O šiandien baigiam ir tada, aš manau, kelių savaičių bėgyje sugrįšiu jau su tikra karybos istorijos paskaita apie Faludžos mūšį 2004 metų balandį Irake. Ačiū, gražaus vakaro. Ačiū, viso gero.